Neurolingvistinis programavimas prasidėjo nuo to, kad buvo tokio terapijos, psichoterapijos kryptis. O kai eina kalba apie psichoterapiją, tai aišku, eina kalba ir apie tai, kad viskas vyktų saugiai, tinkamai, priimtinai klientui ir ekologiškai. Taigi antras, NLP rėmelis yra ekologijos rėmelis. Ir kas suponuojama, arba apie ką eina kalba, kai eina kalba apie tą ekologiją NLP kontekste. Tai NLP kontekste ekologija yra laikoma tai, kad siekiant tam tikro rezultato, bet kokio rezultato, taip būtų tie pasiekimai, tie rezultatai būtų labiau vertingi, naudingi žmogui arba sistemai, kurioje jisai dalyvauja, arba pačiai sistemai visai labiau naudingi negu sumokėta kaina, kuri sumokėta, kai buvo siekiama to rezultato. Kaip, vienu sakiniu, kaip kuriant naują, išlaikyti arba nesugriauti to, kas jau veikia, yra patikrinta ir kas yra tinkama ir kokybiška. Ir kai eina kalba apie ekologiją, tai mes taikom yra atskiros technikos, atskiri metodai ir labai paprastas klausimas, kaip sutelkti žmogaus dėmesį, įsivertinti pačiam asmeniškai, įsivertinti tą ilgalaikę perspektyvą, ilgalaikį tą rezultatą, tai ką žmogus be užsisako, apie ką eina be kalba, apie ką kalba beeitų. Dar vienas klausimas papildomas būtų toks: įsivaizduok, kad tai įvyko, ne? Kaip tada pasikeitė tavo gyvenimas, kas tada vyksta tavo gyvenime. Ne? Netgi toks yra terminas pace to the future, prisiderinimas prie ateities. Paprastai žmogus, jisai įžvelgia tik tai teigiamus dalykus. Jeigu šitą problemą įsispręstų, arba kai ta problema įsispręs, arba kai aš tą tikslą pasieksiu, bus tokie ir tokie geri dalykai. Tai geras momentas yra viena dalis tos ekologijos, kita dalis ekologijos yra, mes žinom, kad kažką tai darant vis tiek turi sumokėti tam tikrą kainą. Tai reiškia, kad visiškai NLPeriškai atliekant tokį ekologinį patikrinimą, labai svarbu suduoti papildomą klausimą. Pasiekus to rezultato, taip, arba judant tą kryptim, siekiant to rezultato, ko reikės atsisakyti. Labai svarbus momentas, ko reikės atsisakyti, ką tai tau kainuos. Ir tai ne tik tai apie pinigus, tai yra apie laiką, ir apie energiją, ir apie gyvenimo būdo pakeitimą, ir apie naujus įpročius ir taip toliau ir panašiai. Kai kalba eina apie tą ilgalaikę tokią perspektyvą, aišku, kad mes projektuojam. Žmogus projektuoja, jisai tik tai įsivaizduoja, kaip viskas galėtų būti, bet iš čia ir dabar tas toksai paprojektavimas, pamodeliavimas ateities, jisai žmogų truputėlį nuteikia, jog bus ir pasiekimai, reikės sutelkti dėmesį į tokias užduotis, nes reikės susitaikyti su tam tikrais uždaviniais, su tokiom užduotim, su tam tikrom kliūtim teks susidurti, galimai reikės keistis, galimai reikės papildomų kažkokių tai resursų ir esminis toks momentas - motyvacija veikti. Jinai lieka, taip, jinai padidėja, ar jau kažkaip jinai sumažėjo. Kas tada atsitiko, kad patikrino žmogus save su savo pasirinkimu į ateitį, o motyvacija veikti sumažėjo. Kas ten toks vidinė abejonė, kokia pasisėjo. Matyt, ten toje abejonėje yra kažkokia tai vertinga žinutė, vertinga informacija. Teisingai, tik tai reikia to paklausti. Taigi, ekologijos rėmelis tai yra apie tai, kaip pasiektas rezultatas ir ką atneš, ir ką tai kainuos. Ir dar vienas punktas, kuris tikrai verta atkreipti dėmesį, kai eina kalba apie tas ekologinį tokį patikrinimą NLP kontekste, ar tai, kad jeigu tai, ką darytume, mes nedarytume, kas būtų iš to? Kokia būtų nauda iš to, jeigu šito tikslo nesiektum, jeigu tų veiksmų nesiimtum, jeigu šitas pokytis neįvyktų? Kokia nauda būtų iš to? Čia eina kalba apie antrinės naudas, labai terapinis toks kontekstas, gana retai žmonės apie tai pagalvoja sąmoningai, nes antrinės naudos yra visada, kokia bebūtų situacija, ir tos pagrindinės naudos, yra tos antrinės naudos. Tai reiškia, kad jos laiko žmogų pririšia prie tos situacijos, pririšia tai kabutėse, prie tos situacijos, prie tos būsenos, prie tų pasikartojančių elgesio ir mąstymo modelių,
kurie yra ir žmogui kažkom tai yra naudinga. Ar tai yra saugu, ar tai yra įprasta, ar tai yra jis kažkaip tai pripratęs, ar jis tam tikrą prasme, žinai, turi progą gauti kažkokį tai kitokią vertę ir naudą ir pokytis vyksta žymiai sunkiau. Taigi ekologinis patikrinimas per 3 klausimus, žinai, kas būtų, jeigu būtų, kas bus tada, kai tai pasieksiu, to siekiant, ko reikės atsisakyti, ir jeigu aš to nedaryčiau, kas kuo man naudinga to nedaryti. Va tokia būtų idėja. Kiekvienas, kuris sąžiningai atlieka tokį ekologinį savo tikslų patikrinimą, jisai turi išsamesnę, platesnę tokią savo projekciją, savo matymą, savo suvokimą, į kur jisai keliauja, kam jisai yra pasiruošęs ir į ką reikės atkreipti dėmesį eigoje, jeigu kažkas tai keisis arba su kokiais klausimais susidūrus, reikės kokių resursų ir kaip juos bus galima įdarbinti. Tai va, toks tas ekologijos rėmelis pagal neurolingvistinį programavimą.